Labas vakaras. Tai mus šį vakar surinko Kalėdų senelis. Kalėdą švęsite namie su savais, o dabar mes visuomeniškai bendrai. Jeigu jau eglutė yra, jeigu Raseiniškė atvažiuoja, tai ir šiaip taip, kaip šiaip taip, visai neblogai. Sniego pusnių dar nėra. Taip? Va, jeigu aš iš Vilniaus atvažiavau, tai iš Raseinių. Tai nieko galima. Tai va, jums perduoda linkėjimus Pakruojis. Vakar šventėm su pakruojiškiais. Labai linksmai, labai gražiai praėjo Pakruojo dvare. Ar kas esat buvę Pakruojo dvare? Grožybė, ne? O tai dvaras didžiulis. Gražu žiūrėti, kaip Lietuvoje atgyja dvarai. Tai va, ir savininkas dvaro labai džiaugsmingai mus įsileido, kad tik tai pravestumėm renginį. Tai mes vakar irgi šventėm senio Šalčio šventę. Kalbėjome, kaip su tuo seniu, ar jis tikrai toksai senas, ar jis tikrai toks šaltas. Matom, kad ir žiema pas mus dar netokia šalta, ir senis jau atėjo po truputį. Šiandien mes apie jį viską pašnekėsim. Ir labai džiaugiamės, kad mus vėl linksmins tradiciškai. Jūs, nežinau, gal ne visi buvote praeitas programos, kai turėjom irgi gražios muzikos, tai šiandien turėsime daugiau kalėdinės muzikos, kiek jinai bus kalėdinė, bet nuotaika tai bus tikrai kalėdinė. Nuotaika turbūt bus daugiau kalėdinės negu muzikos kalėdinės. Taip. Tai gerai, gal tada tu ir nuteik mus. Kalėdiškai, jo? Gerai, pabandysim. Nu, paklausom. Po kelionės šiek tiek reikia atgaut mąstymą. Labai atsiprašau, kad teko laukti manęs. Žadėjau sakyti, kad Raseiniai tolokai, bet kai Aurelijus pasakė, kad iš Vilniaus. Išgąsdinau, kad iš Vilniaus. Iš Vilniaus atvažiavo laiku, tai man kažkaip neišeina. Pasiteisinti. Ne, tu turi įrankius, su kuriais tu išpirksi savo kaltę labai greit. Man bus sunkiau. Gerai, tai galbūt pradėkime nuo tos dienos. Senio Šalčio ta tokia idėja, tokia yra pakankamai miglota, mistiška, jo susijusi su paslaptim, su tikėjimu, su dar kažko, su įvairiais tokiais nežinomais dalykais. Tai tokia daina gal panašiai tai būna. Tokia irgi neaiškiai. Rozai rodos, be kurių paukščių
galėjo būti jo namai, beprotiškas aukštis ir nori galėjo būti. Ačiū Andrėjau labai už šventą mums šventinę nuotaiką, nes šiaip tai liūdna, aišku, rudenį, kai paukščiai išskrenda, taip? Reikia suprasti. Didžioji dalimi. Ir vat kaip tik aš nesenai, gal savaitę tik, grįžau iš tų kraštų, kur paukščiai išskrido. Vieni skrenda į Afriką, kiti skrenda į Indiją, mes tie paukščiai, kurie skrenda į Indiją. Bet, kaip bebūtų gera, kur šilta, kaip bebūtų gera, bet vis tiek sava gimtinė, sava žemė šildo savai. Tiesa? Aš jums papasakosiu vieną istoriją. Aš atsiprašau, gal aš pabūsiu klausytojų, kol manęs nereikės čia, gerai? Aš galiu kada susiprašyti. Kaip pasvis? Žinoma, Andrėjau. Aš jums papasakosiu vieną labai įdomią istoriją, susijusią su socialinė apklausa ir socialiniam gyvenimo peripetijom. Ar jūs atsimenat, ar jūs žinot, ar gal kas girdėjot, gal prisimenat, kokia mūsų planetoje dalis po šiai dienai yra labiausiai užteršta? Labiausiai užteršta. Žmogaus užteršta. Žmogaus veiklos užteršta. Kokia vieta? Vieta, teritorija. Šiaurės ašigalis. Dar ne. Gana stipriai, bet... Arčiau. Visai, jūs net ir neįtarėte. Baltijos jūra. Baltijos jūra dar, kaip neblogai mes čia gyvename. Kaimynai mūsų. Kinija? Arčiau. Beveik. Lenkija beveik. Ne, tenai, juk išsiliejo ta nafta tenai prie Amerikos kranto. Tai kad jau švaru, gamta apsivalė, bet yra baisesnis. Spylė, kad nusėstų tą. Taip, bet yra baisesnis teršalas, kuris nenusiplauna niekaip ir dešimtmečiais ar šimtmečiais išlieka. Tai čia atominės bombos bus turbūt. Atominės, bet ne bombos. Černobylis. Taip, Černobylis. Kiek vėžio atveju gydytojai dar konstatuoja vien nuo Černobylio radiacijos. Pasirodo, Černobylis mokslininkams konstatuoja labiausiai užteršta pasaulyje radiacija vieta. Ir kas įdomiausia, kad nesenai mokslininkų grupė lankėsi tenais ir matavo radiaciją ir kadangi bandė visą tą sarkofagą, kur ten radiacija išsiliejo, užlieti betonu, po betono sarkofagų palaidoti.
tas sarkofagas įtrūko, ten radiacija pro ten tebesklinda. Ir 200 km, kaip jūs žinote, čia Ukrainoje, visai, nežinau, čia gal 1000 kilometrų nėra nuo mūsų. 200 km spindulių yra uždara zona, uždrausta gyvenimui zona. Ir tarptautinė komanda mokslininkų nuvažiavo tam pasižiūrėti, kas dedasi. Ir kadangi ten, viskas apleista, buvo skubiai evakuota. Namai, viskas apleista, bet gamta ten bujoja. Gyvūnai gyvena, bujoja. Bet įdomiausia, kad ir žmonės gyvena. Nors uždrausta zona, bet kažkur apie 200 žmonių gyvena. Ir kas pagrinde? Močiutės. Ir kai atvažiuoja milicija iškraustyti, jos atsisako bet kur važiuoti. Sako, čia mūsų gimtinė, aš čia gimiau, aš čia užaugau, čia mano šaknis ir aš niekur nevažiuosiu. Norit, nušaukit, užkaskit, aš nė žingsnį iš čia nekelsiu. Radiaciniai zonai. Ir mokslininkai pafotografavo, pafilmavo, kokiom sąlygom gyvena. Gyvena be elektros, nes ten viskas atjungta. Vanduo tik tai iš šulinio, ką pasisema turi vandens. Malkų be abejo aplinkui gausu, bet žmonės sutinka tokiom sąlygom gyventi. Dėl ko? Viena sąlyga. Dėl to, kaip ir aš, kaip tas paukštis parskridau, taip, iš šiltų kraštų į gimtinę, nes čia šildo žemė, šildo sienos, šildo žmonių širdis. Taip? Bet istorija dar tuo nesibaigia. Istorija nesibaigia, nes mokslininkai patyrinėjo ir pasižiūrėjo, kad tos močiutės, jos neserga. Nieko. Ne tik, kad jos neserga, jos pergyveno tas, kurias išvežė į saugią zoną. Tos, kurios išvažiavo į Kijevą, dar kažkur, didžioji dalis tų senų žmonių nuo radiacijos, nuo ligų išmirė. Šitos močiutės gyvena sveikos. Ir mokslininkai nežino kito paaiškinimo, kaip jų meilė, atsidavimas savo gimtinėje. Taip, mokslininkai. Laimingumas. Taip, čia yra jėga. Tai aš pagalvojau savo, jeigu žmonės savo žemėje, savo gimtinėje jaučia tokią meilę ir gauna tiek energijos, kad nugali radiaciją. Nes radiacija baisi materiali energija, naikinanti, bet pasirodo yra stipresnė jėga. Meilė. Taip, stipresnė jėga. Meilė, kur tie žmonės, kuriuos atplėšia nuo jų gimtinės, nuo jų gimtų kraštų ir išvežė į saugią zoną, jie išmirė, jie visi mirė. Nežinau, nuo sielvarto, nuo radiacijos, gydytojai įvairiai konstatuoja. Tie žmonės, kurie nepaukojo savo atsidavimo savo gimtiem kraštam, išgyveno, išliko ir net radiacija jų nepaėmė. Ir įdomiausia, kad čia mokslininkai konstatuoja, čia ne šiaip kokie ekstrasensai, kokie netradiciniai medikai, dar kažkas. Mokslininkai konstatuoja, kad jų meilė savo gimtiniai nugali net ir radiaciją. O išvykę iš sielvarto nusilpnino organizmą ir viskas. Taip. Mes vakar kaip tik Pakruojyje šnekėjom apie su vietiniais pakruojiečiais, apie taip, nuo ko kenčia miesteliai, kaimai, kiek žmonių išvažiuoja į Londonus, į Amerikas ir taip toliau. Ir kai aš keliauju spalio mėnesį Čikagoje, skaičiau paskaitas Pasaulio lietuvių centre. Ir matau žmonės rado, gavo tai, ko norėjo, pinigų. O kokia sąskaita? Jie neteko savo tapatybės, identiteto. Taip? Ką tai reiškia? Jie gyvena Amerikoje,
ir norėtų būti amerikiečiais. Bet yra lietuviai. Bet ne Lietuvoje. Dėl to jie nei amerikiečiai, nei lietuviai, nes pilnavertiškai lietuviškai negali gyventi. Vis tiek kitoj kultūroje, kitoj šalyje, kitose vertybėse. Ir vis tiek tavo prigimtis duoda apie tai. Žinau, tu nuo to nepabėgsi. Dėl to žmonės paskui Londone lankiausi. Ir mačiau, kokiom sąlygom gyvena vien dėl to, kad konstatuoti, aš Londone. Bet kokiom tu sąlygom gyveni? Tokiom, kur čia tu niekada Lietuvoje nesutiktum gyventi tokiom sąlygom. Sklepuose, dar kažkur, ten butuose susikemšę dešimtimis, kad tik pigiau mokėti už nuomą. Ja? Kitaip sakant, ką mes paaukojame vardan ko? Mes norime daugiau pinigų negu Lietuvoje, bet kaina, kurią sumokame, yra per brangi. Ir iš kitos pusės tokios istorijos, kaip su Černobyliu, nustebina, jeigu nešokiruoja. Taip? Kad ir sienos, ir žemė gydo. Ir tai pirmiausiai susišaukia su amžinuoju mokslu. Mokslo apie gyvenimą, Ajurvedos mokslu. Kur sakoma, kad pati gamta yra geriausias gydytojas. Nėra pasaulyje geresnės gydytojos, kaip pati gamta. Nes gamta ir baudžia, gamta ir gydo. Lygiai taip, kaip ir kelių eismo taisyklės. Daugumas iš mūsų mes vairuojam automobilius ir žinome ženklus. Net ir tie, kurie nevairuoja, žinome ženklus. Pėsčiųjų perėja. Taip? Šitas ženklas jis ir gina, ir apsaugo, ir baudžia. Apsaugo tada, kai mes per pėsčiųjų perėją ties ženklų pereiname. Taip? Bet baudžia kada mes į jį nekreipiam dėmesį ir einam per gatvę bet kur. Kuo tai baigsis? Tuo, kad mus nutrenks mašina, mes nukentėsim. Bet mus dar ir nubaus už tai, kad neperėjoj ėjom. Ir vėl nukentėsim. Tai ir Vedos irgi sako, jeigu jūs laikotės gamtos dėsnių, jeigu jūs laikotės Dievo dėsnių, tie dėsniai jūs saugo. Bet jeigu jūs juos pažeidžiat, jie jūs baudžia. Kaip ir greičio apribojimai. Tas pats ženklas atlieka dvi funkcijas. Ir baudžia, ir saugo. Jeigu tu laikaisi greičio apribojimo, jis tave saugo. Nes tu nevirši greičio, tu važiuoji saugiai, tu saugiai pasieki tikslą. Bet jeigu tu virši greitį, tai arba padarai avariją ir nukenti. Ir dar esi nubaustas, nubaudžia tave už tai, kad virši greitį, nukentėjai avarijoje ir dar baudžia, arba nenukentėjai avarijoje, bet vis tiek baudžia. Tai va, lygiai tie patys principai yra universalūs pasaulyje ir gamtoj ir jų neapgausi. Blogiausia yra tai, kad žmonės 20-21 amžiuje dabar visi yra išsilavinę ir moka skaityti, moka rašyti. Va, jūs su bloknotai sėdite, konspektuojate, arba čia į bloknotai rašote, taip? Bet kam mes panaudojame savo išsilavinimą ir intelektą? Ne pagal paskirtį. Tam, kad pateisinti, kodėl aš nesilaikau 10 Dievo įsakymų. Taip? Esu toks gudrus ir išsilavinęs, esu toksai intelektualus ar intelektuali, kad randu pasiteisinimų, kodėl galima meluoti, randu pasiteisinimų, kodėl galima svetimoteriauti, randu pasiteisinimų, kodėl galima smurtinį maistą valgyti. Taip? Randu. Ir jeigu aš pasiteisinu, galvoju, kad viskas tvarko. Jeigu aš pasakiau, kad taip galima ir gudrybėmis, vingrybėmis tai pateisino, tai reiškia viskas gerai. Bet tai ką jūs apgausit? Ką jūs apgausit? Gamtos dėsnių, pasaulio, amžinų dėsnių gamtos jūs neapgausit. Dėl to, džiugu, kad
šiais laikais mes matome didžiulį dorybingų žmonių susidomėjimą, kaipgi iš tikrųjų yra. Taip? Nes nebereikalo tas protas turi dvilypę funkciją. Taip? Sakoma, kad protas yra tiltas. Tiltas tarp ko ir ko. Protas yra tiltas tarp mano širdies, vidinio pasaulio ir išorinio pasaulio. Ir protui tarnauja mūsų akys, ausis, liežuvis, nosis, oda, mūsų jutimai, nes per juos mes sąveikaujame su pasauliu. Jeigu nebūtų akių, ar turėtų prasmę šitą žvakutę? Neturėtų. Nėra ką žiūrėti, nėra ką matyti. Reikia ją rasti dar. Jeigu neturėtumėm akių, ar turėtų prasmę šitą kalėdinę eglutę? Daug kas iškart neturėtų prasmės. Bet visa tai turi prasmę ir širdžiai juk malonu, tiesa? Atėjom ir šilta, ir gražu, ir švaru, ir tvarkinga. Ir iš karto mes jau jaučiamės visai kitaip. Dėl to, protas nuostabi priemonė. Bet mes žinome, kad yra ir vargas dėl proto. Taip? Kai nesusitvarkom su juo. Nes ir aš amžinoj išminty irgi rašo apie tai, kad tas, kuris gyvena pagal principą, kuris vadinasi, to aš jums paskaitysiu, kad jūs gal nesakytumėt, kad aš prisigalvoju. Va. Ramybę pasieks tik tas, kurio netrikdo troškimai. Be paliovos plūstantis lyg upės į vandenyną ir kurį nuolat papildo vandenimis. Bet ramybę patirs tas, kuris išlieka ramus, o ne tas, kuris stengiasi patenkinti tokius troškimus. Apie ką kalba? Visi mes turime norų. Visi mes turime kažkokių troškimų siekių. Bet viskas turi turėti savo, viskas turi turėti saiką. Taip? Net jeigu televizija pilna įvairiausių kanalų, filmų, programų, tu negali apskritą parą sėdėti prie televizoriaus. Net jeigu Maxima pilna, tiek daug skonybių. Visų jų negali nusipirkti ir visų jų suvalgyti negali. Ir negali visą laiką tik valgyti. Ir net jeigu pavargsti ir taip malonu atsigulti pailsėti, bet negali vien tik miegoti. Taip? Visame kame turi būti saikas. Dėl to, šiais laikais mes matome jaunimas užburiamas tos įvairovės ir gyvena pagal principą noriu visko, noriu iškart ir noriu dabar. Kitaip sakant, jie žino visas savo teisės ir ko jie nežino, ir apie pareigas girdėti nieko nenori. Tai va, aš labai atsiprašau, kad Andrėjų taip nuliūdino, bet jis ką nors mums linksmės nesugros. Gal pratęskim dar tą temą, mes kalbėjom apie tą kažkokią tai vietą, kur norim sugrįžti, kur mums gera, kur mums smagu. Tai gali būti ta vieta mums tokia apčiuopiama, sakėm, gimtinė, o gali būti ir kitokia vieta, kuri taip pat gali būti miela. Tu mums pasakyk. Tai jeigu suprasit, jie jūsų. Užuomenė. Jau šitiek dienų, kai nebuvau čia, o jei ir buvau tik ne čia. Kas tai yra?
gera, nieko iš to nejutau. Ten mano mintys skęsta, viltys skęsta, tik aš neskęstu. Ten sparnus įskleidė savo, saulės link skrendu. Tegu mano mintys skęsta, tik aš neskęstu. Tai sparnus įskleidė savo, saulės link ant jos skrendu. Tai svajas ar norai, o gal tai sapnai, bet ne, kai sapnuoji, gi viską matai, ten aklas klajoju, bet viską jaučiu. Širdį man taip gera, aš paukštis esu, ten mano mintys skęsta, viltys skęsta, tik aš neskęstu. Ten sparnus įskleidė savo, saulės link skrendu. Tegu mano mintys skęsta, tik aš neskęstu. Tai sparnus įskleidė savo, saulės link atgal skrendu. Aš įminiau tavo myslę. Taip, aš žinau, kas neskęsta. Taip, radau, nes yra, kur net ir Bhagavad Gitai Krišna sako. Siela. Siela yra nedaloma, netirpi, neįmanoma sudeginti, išdžiovinti. Ji netirpsta, amžina, pastovi, nepajudinama ir amžinai ta pati. Kitaip sakant, tikroji mūsų gimtinė ir yra širdyje. Taip? Taip šiandien. Kažkam. Bet man reikia, kad tu sutiktum. Nekapituliuotum ir pasiduotum, bet kad tu pasakytum. Taip ir yra. Arba prieštarauk, duok argumentų. Gali ir nesutikti. Aš galvoju, kad svarbiausia yra žmogui pasirinkimas. Laisvė. Taip. Svarbiausia, kad jis būtų. O visa kita yra jo reikalas. Be abejo, net ir pats dievulis neprispaudžia mūsų į kampą ir sako, arba patikėk manim, arba mirsi. Ne. Sako, nori tikėk, nori netikėk. Aš vis pasakoju tą istoriją, kai praeitą žiemą, kaip ir šią žiemą, turbūt vasario mėnesį Lenkiją važiuosiu truputį pakeliauti. Praeitą žiemą Lenkijai važiuodamas traukinio tarp Lodzės, Vroclavo nedideliam vagone sėdėjau ir buvome tryse. Už manęs sėdėjo vienuolė ir šachtininkas, o aš priekį sėdėjau ir savo meditavau, kartojau džapą, meditavau, stengiausi prisiminti Viešpatį. Ir tas šachtininkas, jis truputį buvo toksai
linksmam stovyje, pagėręs ir erzino tą vienuolę. Aš jau mėgstu, man ta istorija labai patinka, pasakoju ją visur, kad erzino ją, kad sako, Dievo nėra. O jie pyksta, ją užgauna, nu kaip Dievo nėra, jinai savo gyvenimą atidavė Dievui, o čia kažkoks girtas žmogus erzina ją. Ir kokį pusę valandos jis erzina, Dievo nėra, jinai sako, Dievas yra, Dievo nėra, Dievas yra, sako, Dievo nėra, nes viską, ką gyvenime turiu, savo prakaitų, krauju, rankom, sunkiu darbu užsidirbau. Ir taip toliau. Nu, aš pusę valandos sėdžiu ir galvoju, nesikišk, ne tavo reikalas, ramiai, užsimk savo reikalais, čia ne tau. Nu, bet negaliu, negaliu širdį verda, vat kaip Andrėjus sako, visi turi pasirinkimo teisę, nu, man norisi iš to žmogaus atimti pasirinkimo teisę. Jis pasirinko, Dievo nėra, nu, aš kitkuo esu įsitikinęs. Nu ir po pusę valandos aš atsistoju, apsisuku, prieinu prie jo, o vasaris. Už lango šlapdriba, debesis, vos ne traukinio stogą liečia. Nu, niurus oras, baisiausiai. Ir aš apsisuku, prieinu ir jam lenkiškai sakau, saulės nėra. Jisai žiūri mane, galvo, nes per daug staigus temos pokytis. Ir jam netaip lengvai surišti, prie ko čia? Sako, nu kaip tai? Sakau, saulė neegzistuoja. Sako, nu ką tu čia šneki, egzistuoja, yra? Sakau, nėra saulės. Sako, yra saulė. Sakau, parodyk. Ir jis man per langą rodo pirštu. Sako, a ką tu čia rodai? Aš tai nematau, kur? Sako, ten saulė. Sako, kaip tai ten? Ten nieko nesimato. Ten debesis, šlapdriba, sniegas ir net nekvepia saulė. Sako, nu kaip tai? Už debesų saulė. Sako, pasakok, tu čia man pasakas už debesų. A kaip tu įrodysi, kad už debesų saulė? Sakau, dabar man bloga nuotaika, šalta, drėgna, šlapdriba ir nekvepia nei šiluma, nei šviesa. Žiūri mane, galvoju, kur aš čia lenkiu, ko aš iš jo noriu. Tai ta vienuolė moteriškė atsikvėpė, kad jai davė ramybę. Galvoju, tie du vyrai gal galų gale susimuš ir duos man ramybę. Susiginčia. Bet aš, aišku, negaliu prilygti jokiais parametrais šachtininkui. Dėl to aš stengiuosi jo neišvesti iš kantrybės tiek, kad jis mane sugurintų. Tai ir sakau, nu tai palauk, tai saulė, tu sakai, yra, aš jos nematau. Tai tu čia dabar pasakoji pusę valandos, kad nėra Dievo, tai bet jeigu tu jo nematai, tai nereiškia, kad jo nėra. Jeigu tu šneki, kad Dievo nėra, tai tu tiesiai pasakyk, mano gyvenime Dievo nėra, nes aš jo nematau. Bet sakau, taigi ne visi žlibi pasaulyje. Jeigu tu žlibas nematai, tai čia tavo problema, bet tai nereikia skleisti šitos propagandos. Nu gerai, jis apsiramino, susimastė pas jį, pradėjo čia visi surūdyję dantračiai suktis. Po truputį pirmą kartą gyvenime prasisuko ten pas jį, o kažkas tai jis pradėjo galvot, kaipgi čia yra, nu tiksliai, nu, saulės nesimato, kaip man dabar jam įrodyti, kad saulė yra. Sėdėjo, atvažiavome jau į miestą, išlipom iš traukinio, aš einu, jis iš paskos eina ir sako, tai iš kur tu esi? Sakau, a ką? Tai kad tu su akcentu šneki. Sakau, nu iš Lietuvos. Sako, a, tai jūs visi ten tokie. Sakau, kokie tokie? Žodžiu, žmogus pradėjo, nu, norėjo ar jis susidraugauti, ar jis norėjo išreikšti savo nepasitenkinimą. Bet, žodžiu, mes tai pasišnekėjom, galų gale išsiskyrėm, bet aš mačiau, kad jame kažkas pasikeitė. Ir susimastė, kad ne viskas, kas šiam pasaulyje egzistuojama, yra akivaizdžiai matoma. Kai kurie dalykai nematomi, bet pažintini.
Tai va, lygiai taip pat kaip ir žmogaus siela. Jinai nematoma, bet nereiškia, kad jos nėra. Kaip ir mūsų tautos šviesuolis Vidūnas sako, visi žino, kad mes visi turim jausmus. Taip? Ir patiriam ir džiaugsmą, ir skausmą, ir meilę, ir neapykantą dėją, ir pyktį. Visi sutinka, nereikia niekam įrodinėti ir ginčytis. Bet Vidūnas rašo, kad kai žmogų gydytojai išoperuoja, kurioje vietoje randa skausmą, džiaugsmą, meilę? Kurioje vietoje? Visi sutinkam, kad yra tokie dalykai. Bet paimk tu, rask, išimk, ištrauk. Kai širdys skausmas, širdgėla, ištrauk tą skausmą širdgėlą. Jis yra, jis kamuoja, jis gadina sveikatą, žmonės susirga, gauna infarktus, insultus. Vien dėl to, kad save emocionaliai, mentaliai iškamuoja, nukankina. O vat paimk tu tą skausmą, širdgėlą, neapykantą, pyktį, nerasti jo. Kur jis yra? Jis yra, bet jo nėra. Ir jis realiai meilė, mes tik kalbėjome, meilė gamtai, meilė gimtiniai, net radiacija nugali. O jokie gydytojai negali niekaip tai įforminti. Kaip tu tai įvardinsi? Nemoksliška. Meilė išgydė nuo radiacijos. Meilė nugali radiaciją. Nemoksliška. Koks gydytojas rizikuos tokią diagnozę, tokią receptą. Ateini pas gydytoją ir sakai, va, čia man skauda tas ir tas. Ir gydytoja tau sako, uns mylėk. Įsinėlėk. Pala, kaip čia? Tai gal turi tablečių? Išgėrė ir myli. Nėra. Nėra tokio dalyko. Tai vat, daugelis dalykų pasaulyje nevaldomi. Nors žmogaus išdidžiai teigia, aš gamtos, aš žemės, aš pasaulio valdovas. Bet tai, kad savo gyvenimuose nesusitvarkome. Savo gyvenimuose nesusitvarkome. Kai užeina pyktis, oi kaip norėtųsi, kad jo nebūtų. Ir nieko negalim padaryti. Kai ko nors nemylim, kokio žmogaus nemėgstam, nekenčiam, labai sunku nugalėti, kad aš jam ko blogo nepasakyčiau. Taip, ateini į darbą ir viršininkas to pastoviai gadina nervus. Taip, ir ką tu, ir ką? Turi atlikti savo pareigą, turi darbuotis. Tai dėl to, kas gyvenime padeda? Gyvenime padeda plačios pažiūros. Kiek plačios? Ogi tiek, kad sutiktum, įsitikintum ir gyventum pagal tai, kas nėra akivaizdžiai matoma akimis, kas nėra akivaizdžiai ragaujama liežuviu, kas nėra akivaizdžiai uodžiama nosimi ir kas nėra akivaizdžiai paliečiama oda ir rankomis. Nes tu savo sielos paimti rankas negali, bet jinai egzistuoja. Tu savo džiaugsmo, meilės į rankas paimti negali, bet jos egzistuoja. Ir tai yra tokie subtilūs ir išaukštinti dalykai, kuriuos reikia puoselėti. Va, vienas iš švenčių. Taip, mes susirinkome čia, taip, ir perkeltinė prasme, aš tai vadinu, mus surinko čia Kalėdų senis. Ir taip ir ne. Nes kas mus surinko? Nuotaika. Šventinė nuotaika. Mes matome, čia pas mus daugiau sniego negu gatvėje. Taip? Nes šventė. Ir čia mes matome, sniego yra, bet šilta ir malonu. Taip? Šventė. Kai širdį šventė, nesvarbu, ar šalta, ar karšta. Nesvarbu, ar saulė šviečia, ar nešviečia. Jeigu širdį šventė. Ir kas kitas, jeigu ne mama, kas kitas, jeigu ne žmona namie, tą šventę ir sukuria. Tai yra moters prerogatyva, kur jinai tai gali padaryti. Dėl to
Senelis Šaltis, Kalėdų senis nieko negalėtų padaryti. Be mamos, be žmonos šeimoje. Nieko negalėtų padaryti. Nes jinai sukuria sąlygas šventei. Taip? Kaip manot, kokie vyrai šitą eglutę puošia? Ha. Vyrai papuoštų jums. Būtų baisu žiūrėti, jeigu vyrai papuoštų šitą eglutę. Turbūt kabėtų... Kodėl menininkai papuoštų? Turbūt. Jeigu puoštų, klausimas, jeigu puoštų. Pastatytų, nukirstų, pastatytų ir sakytų, įsivaizduokit, kad čia Kalėdų. Ne, mes juokavome, be abejo, bet iš principo. Duokit vyrams eglę papuošti ir čia kabės raktai, varžtai, gaikės. Taip? Taip, tik moteris. Moteriai nereikia būti menininkė, jinai paima ir padaro. O vyrui reikia menininku būti. Tai dar rezultatas gali būti kreivas. Arba koks absurdiškas. Tai dėl to, taip, mūsų būrė šitą šventę, bet didžioji išmintis. Didžioji vedinė išmintis. Amžina išmintis. Gyvenimo instrukcija. Byloja apie tai, kad susiek savo gyvenime, kiek gali. Viską su Dievuliu ir tavo gyvenimas bus nesibaigianti šventė. Amen. Bet tai dar nepabaiga. Aš tokia vadinosiu jums dainą į temą. Aš ją vadinu visada pačia filosofiškiausia savo daina. Joje pakankamai mažai žodžių ir jie dažnai kartojasi. Yra laiko pamastyti. Šiandien įvyko štai kas. Aš nužudžiau savo Dievą. Dievą, kurį buvau išskaitęs. Dievą, kurį buvau sugalvojęs. Šiandien įvyko štai kas. Aš nužudžiau savo Dievą. Dievą, kurį buvau išskaitęs. Dievą, kurį buvau sugalvojęs. Šiandien įvyko štai kas. Aš sutikau gyvą Dievą. Dievą, kurį regiu it vaikas. Dievą, kurį tariaus pažinojęs. Dievą, kurį regiu it vaikas. Dievą, kurį tariaus pažinojęs. Šiandien įvyko štai kas. Aš sutikau gyvą Dievą. Dievą, kurį regiu it vaikas. Dievą, kurį tariaus pažinojęs.
Jo, tokia žiaurė. Ir darytum ką nors keisti temą tada. Taip. Čia žiauru kažkas tokio. Nu, man žodžiai trūksta. Duok temą man toliau, ką linksmiau. Aš galvoju, kad temas jūs duodat. Sako, geriau vėliau negu niekad. Iš vienos pusės esame visi pavėlavę, tiesa? Mes kažkaip prieš tai nesusitarėm dėl tų klausimų. Dėl Dievo nužudimo? Jo, kaip aš turiu ten sakyti. Bijau, kad mano atsakymas vėl. Ne, bijauti nereikia, nes tu sakei, Gibars, kad visi mes turime teisę, pasirinkimo teisę, nuomonės teisę. Turim ar neturim, jų yra. Jo, tik tai kartais mes matom, kad jie iš mūsų nori pavogti ar politikai, ar stichinės nelaimės, ar asmeninis protas, net kartais mes, kai užlenkiame fanatizmu, taip, patys iš savęs atimame pasirinkimo teisę. Ir savo fanatizmu mes iš kitų norim atimti pasirinkimo teisę. Būna tokia atveju. Tai kažkuria prasme, man atrodo, taip, mes visi esame pavėlavę.
sekant šventraščio nuomonę, tai šis pasaulis ir yra kaip čia, kaip pataisų namai. Kolonija. Kaip? Kolonija. Taisų. Gal per šventės taip žiauriai nuotaikos, bet visi esame supančiotis pareigomis. Jo? Ir tos pareigos ne visada jos atrodo labai mums patrauklios, kai kurios malonios, kai kurios privalome atlikti ir nieko nepasidėsi. Ir atrodytų, turim pasirinkimo teisę, bet iš kitos pusės esame ir supančioti. Kai reikia eiti miegoti ir kai esu mieguistas. Vakar mes grįžom vėlai iš programos į Mažeikius ir aš jau reikėtų važiuoti, reikėtų vairuoti, o aš jau mieguistas, negaliu. Norėčiau rinktis būti nemieguistas, bet nieko negaliu padaryti. Lygiai taip pat ryte, kai galbūt dar norėčiau miegoti, bet reikia į darbą. Norėčiau pasirinkti pagalbę, bet turiu pasirinkti pareigas. Tai va, iš vienos pusės ir vakar beje buvo vienas klausimas, kiek turime laisvės pasirinkimui. Tai kažkuria prasme visi turime šiek tiek laisvės. Ir tik tiek, kiek mums duoda jos gamta arba dievulis. Nes jis duoda mums teisę juo tikėti arba ne. Jis duoda mums laisvę atlikti savo pareigas arba ne. Bet šitoj vietoje mes ir įrodome savo sąmoningumą arba ne. Nes jeigu juk ir augantį žmogų, vaiką mes auklėjame tą dvasią, kad turi nugalėti, turi laimėti mūšį prieš savo tingumą, prieš savo inertiškumą, prieš savo vidinį nerangumą ir nepaslankumą. Turim laimėti šitos mūšius. Nes sakoma, netgi viešpats Buda laimėjo didžiulį mūšį savo širdyje. Taip? Prieš netikėjimą, prieš iliuziją. Taip? Dėl to jisai buvo laikomas nušvitusiu, šventuoju, Dievo įsikūnijimu ir taip toliau. Mes nekalbame apie tai, kad kiekvienas iš mūsų taptume nušvitusiu Dievo įsikūnijimu, bet kuriuo atveju kiekvieną dieną mes susidurėme su vidiniais prieštaravimais ar vidinė inercija, vidinių neišmanimų, kur turime rasti vidinių jėgų tam, kad nugalėti tai. Nes yra patarlė, tai, kas tavęs neužmuša, tai padaro tave stipresniu. Taip. Jeigu įveikiame tą, kaip čia, savo pagundą. Pagundą. Jeigu įveikiame tą pagundą, mes tampame stipresni. Bet turim turėti tikėjimą. Turim turėti ir fundamentalų žinojimą, kas gerai, kas ne, kas blogai, kas ne. Kuo žmogus arčiau gamtos, tuo jam aiškiau, kas yra kas. Kas yra Dievas, kas yra velnias. Kas yra sveika, kas nėra sveika. Bet kuo žmogus toliau į miesto džiunglės, tuo jo vertybės tampa sintetinės, skaitmeninės, dirbtinai suformuluotos. Ir, kaip jau minėjome, savo išsilavinimą toks žmogus panaudoja, kaip pateisinti savo netvarkingą, nuodėmingą gyvenimą. Taigi žiūrėkite, vėl grįžtant prie Kalėdų senelio, vėl grįžtant prie to senio šalčio. Šiaip senų žmonių labai per daug niekas nemyli. Tokia tiesa. Ne. Aš labai džiaugiuosi, kad yra prieštaraujančių. Visai būna. Aš labai džiaugiuosi, kad yra prieštaraujančių. Bet statistika byloja tai, kad išsiunčiam, uždarom senus žmonės į pensionatus, į senelių namus, į prieglaudos namus. Išspręsdami taip savo patogiu būdu šitą klausimą.
Aš nekalbu, yra atsakingų žmonių, yra mylinčių žmonių. Bet senoji išmintis byloja, kad nėra labiau suderinamų asmenybių kaip anūkai ir seneliai. Niekas geriau nesupranta anūkų kaip seneliai ir niekas geriau ir su niekuo anūkai geriau nesijaučia kaip su seneliais. Ir nerasi senelių laimingesnių su anūkais. Taip? Bet mes matome, kad dabar griūvant šeimos tradicijai arba kai tėvams atimama teisė disciplinuoti savo vaikus, nes jie rizikuoja būti paduoti į teismą savo pačių vaikų. Tai yra tokia realybė, nes vaikai labai gerai žino savo teisės be pareigų. Taip? Bet tokios šventės, ypač jeigu jos susiejamos su dvasingumu, jos gelbėja situaciją. Yra patarlė viena. The family who prays together and eats together stays together. Šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu valgo ir gyvena kartu. Išgyvena laimingai, sėkmingai kartu. Ir tai yra moteris, kuri žino šitą paslaptį. Taip? Žino šitą paslaptį, kaip išlaikyti šeimą kartu. Per meilę, per pakantumą, per rūpestį. Taip? Bet su sąlyga kartu, 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 kartu. Jeigu šeimoje kiekvienas užsiema savo reikalais, klausimas, kiek tai yra šeima. Šeima tai yra tai, kad mus kažkas riša. Ir kaip ir mes čia dabar. Šeima, kas mus riša? Šventė. Kas mus riša? Kalėdos. Kas mus riša? Senis šaltis. Kas mus riša? Kalėdų senis. Bet visa tai turi turėti dvasinį pagrindą. Nes materialų santykiai, jie yra paviršutiniški. Materialų santykiai, jie yra egoistiški. Man. Tik tai dvasiniai santykiai, tik tai dvasinių pagrindų pagristas gyvenimas ir šeimos gyvenimas turi ateitį. Dėl to, kad ir pats senis šaltis įvairiose tautose, jisai vadinamas įvairiai. Ir nėra vieningos nuomonės. Netgi tai, ką mes vadiname, kad senis šaltis kažkur Laplandijoje, Suomijoje, bet kad ir jį ten vadina ne Santa Klausu. Tradiciškai Suomijai vadina senį šaltį visai kitaip. Nes šventas Mikalojus įvairiose šalyse vadinamas senis šaltis šventų Mikalojų. Santa Klausas anglakalbėse šalyse, Japonijoje, Amerikoje. Tėvas Kalėdas, Father Christmas, Anglijoje. Daidina Nolag, Kalėdų tėvelis, Airijoje, Daidis. Kalėdų senelis lietuviškai, Papa Niol, prancūziškai, Pierre Niol, prancūzakalbėse šalyse. Rusiškai, Rusija vadina Dėd Maros, senis šaltis. Vokiškai, Weihnachtsmann, Weihnachtsmannas. Suomių kalboje jie vadina Joulupukį. Senis šaltis Joulupukį išvertus reikštų kalėdožys. Suomiai taip vadina. Šis personažas gyvena pas juos Laplandijoje ir turi žmoną, kurios vardas Jaulu Muori. Ir važinėja elniais kinkytose rogėse. Kitaip sakant, tai, ką mes pripratę vadinti kalėdų senių rogėse įkinkytais elniais, tai yra Jaulupukį, kuris su savo Jaulu Muori gyvena. Norvegai kalėdų senį vadina kalėdų nykštuku Julenisen. Švedai vadina tomten arba jultomten, kalėdų nykštukas, julboken, kalėdų ožys. Danai vadina kalėdų vyru Julemanden. Tai mes matome, kad įvairiose
tautose yra skirtingos įvairios koncepcijos kalėdų arba senio šalčio. Ir netgi folklorą, jeigu panagrinėjus, nėra vieningos sistemos. Nėra vieningos sistemos. Netgi Coca-Cola savo simbolikoje naudoja Santa Clausą. Taip? Bet esmė kas? Esmė yra šventė. Esmė yra gerumo šventė. Esmė yra gėrio šventė. Esmė yra Dievo tarno šventė. Nes iš kur tam kalėdų seniui imti tiek gėrio? Kad ir pačios kalėdos reikia neužmiršti, kas tai yra. Taip? Tai irgi yra katalikiška dievo baiminga arba dievo centriška šventė. Dėl to bet kokia šventė arba bet koks veiksmas, kuris nesusietas su dievuliu, nesusietas su dvasingumu, yra tuščia, yra lėkšta, yra trumpalaikiška. Nes siela amžina, siela nedegi, siela vieni kalba. Va, yra netgi kosmas labai įdomus. Siela, sakoma, kad siela yra nematoma. Siela yra nesuvokama ir nekintama. Tai žinant, nederėtų sielotis dėl kūno. Taip? O kūnas mums tiek daug atneša rūpesčio. Ryte reikia jį higieniškai, kaip sakant, sustiguoti, kad galima būtų žmonėse pasirodyti. Sakoma, jeigu nori tikrai savo veidą pamatyti, ryte atsikėlęs pasižiūrėk į veidrodį. Taip. Ir taip toliau. Dėl to įdomu, kad lietuvių kalboj sielotis žodis kilęs iš sielos. Nors su tikroji sielos stoviu tai neturi nieko bendro, nes siela niekada neliūdi. Kūnas visada jisai suteikia tik tai rūpesčio ir vargo. Siela yra amžinai išmintinga, palaiminga ir individuali. Vienam iš posmų sakoma, kad vieni žvelgia į sielą kaip į stebuklą, kiti kalba apie sielą kaip apie stebuklą, treti girdi apie ją pasakojant kaip apie stebuklą, bet yra ir tokių, kurie net išgirdę niekaip nepajėgia jos suprasti. Netgi šventraštyje, instrukcijoje žmonijai kalbama, kad taip, žmonėms nėra paprasta suprasti, kasgi ta yra siela. O atsakymas labai paprastas, iš 2 raidžių. Aš. Tikrasis aš, tikroji aš ir yra siela. Ir suprantu aš tai, ar nesuprantu. Sutinku su tuo, ar nesutinku. Tiesa yra tokia. Galbūt šita tiesa pradžioj neapčiuopiama, nesuprantama. Lygiai taip pat, kaip mažam vaikui nesuprantama, kaip lėktuvas skrenda danguje. Galbūt vaikui tai gali atrodyti kaip paukštis, apie kurį mes girdėjome. Stebuklas. Bet tai yra realybė, kai sužinai, kaip tai vyksta ir kas tai yra. Tai lygiai taip pat daugelį dalykų gyvenime mes turime priimti tikėjimo pagrindu. Kaip ir vaikas, sūnus arba dukrelė, turi priimti tikėjimo pagrindu, remiantis mamos autoritetu, kas yra jo arba jos tėvelis. O kaip kitaip? Būtų labai keista, jeigu kiekvienas vaikas pradėtų reikalauti DNR testo ir patvirtinimo. Bet čia yra mano tėvelis. Užtenka mamos autoriteto, nes tai yra ta, kuri myli ir kuri yra labiausiai gero linkinti. Tai va taip yra ir su seniu šalčiu. Įvairios tradicijos gali traktuoti šitą šventę, šitą geranoriškumą, šitą pergalę, gėrio pergalę, geranorystės, grožio, gėrio pergalę.
gali apiforminti įvairiai. Ir aišku, mes negalime sakyti grinai taip jau, kad Santa Klausas yra lietuvių liaudės folkloro veikėjas. Ne. Bet mes sutinkame su tuo, kad tai yra gėrio ir grožio personažas. Ir kadangi tai tradicija susieta su dieviškumu, puiku, mes ją priimame. Arba duokite kažkokią gražesnę alternatyvą. Bet kadangi šiame istorinėme etape mes turime šitą dvasinį kontekstą, mes jį sutinkame priimti. What's next? Aš žinau, kad mano funkcija yra šiandien neypatingai susijęta su kalbėjimu, labiau su dainavimu. Bet niekas tam neužrišo buvelis. Būtent. Jeigu galima, aš tiesiog vieną sakinį privesiu prie to, ką aš noriu padainuoti. Tiesiog kalbant kilo mintis apie tai, kad pradedant nuo troškimų, nuo pasirinkimų, kad iš esmės Senelio Šalčio idėja ir, sakyčiau, Dievo paraleliai žmogui yra duota kaip tokio gėrio garantas. Vaikui, aišku, reikia jis Dievas, tai galbūt jisai taip pat tiki, bet Senelis Šaltis yra tarsi kažkokia... Pasiekiamesnis. Senelis Šalčio idėja tarsi yra tokia, kad tau vaikeli nieko netrūks ir tu gali trokšti ir vis dėlto troškimo esmė, siela netrokšti, nori, visada tokia turi pavojai, kad kažko negaus iš šio pasaulio. Tai tokia yra idėja, kad man taip šovė galva, kad galbūt Senelis Šaltis, kas troškimus pildo, paskui Dievas, kuris taip pat kažkoks garantas, kad su tavim viskas bus gerai, jeigu tu įkreipsies. Tai prie ko aš noriu prieiti, kad taip kaip saugęs žmogus, kaip ir nebetiki Senelio Šalčio, kaip jo jam nebereikia, nes jis žino, kad jam ir taip gerai, arba jis užsidirba, arba šiaip viskas gerai. Tai, man atrodo, žmonės, kurie eina dvasiniu keliu, arba kažkokiu tai keliu, tiesiog išmintingi žmonės, jie paskui supranta, kad irgi kaip ir pradeda pasitikėti, kad visko užtenka gyvenime. Ir galų gale prieina prie to, kaip ir Buda minėjot, kad tų troškimų tokių didelių kaip ir nebelieka. Žmogus, ne dėl to, kad jis jų neturi, jam, aš taip suprantu, kad jam ramu ir tiek. Tai čia norėjau privesti prie dainos. Labai gražią temą palietė, kad jau padainos aš jau. Daina apie gerą lietuvišką vakarą. Saulė mus palieka, ir kaip vakaras žemė, ir matyti, kaip upiai gluosnis atsispindi, ir lanka, ir kaip žemė, kaip man glūsti, vakaro ranka, vadinį darį namuodas. Vadinį darį namuodas. Ir girdėt, ties galvas krendant, nepažįstamus paukščius ir matyti naktį brendant kažkam urmančius medžius, taip sėdėti ir žiūrėti be jokios minties ir jau nieko nenorėti, nieko, net mirties ir jau nieko nenorėti, nieko. Sakykit, Andrėjus vis nustebina mus, tiesa? Vis nustebina netikėtų posūkių, nes žodžiai dainos man priminė vieną personažą. Kaip minėjau, spalio mėnesį buvau Čikagoje pasaulio lietuvių centre ir skaičiau paskaitą lietuviams tenai ir sėdėjo viena nuostabi pora. Priekyje pirmoje eilėje sėdėjo nuostabi pora, du seneliai, du senukai.
susikibę už parankių, besišypsantis, laimingi. Ir ką aš be pasakyčiau, jie linksėjo ir linksėjo su viskuo sutinka. Tai yra, nuostabiausia auditorija, tiesa? Ką be sudainuoja, visi ploja. Tiesa? Kaip ten su mokiniais būna, ar visi patenkinti tavo pamokomis? Visko būna. Na, galbūt kitaip vertini, ar patenkinti, ar nepatenkinti. Būna iš tikrųjų, aš trumpai pasakysiu, Gerai. būna iš tikrųjų labai smagu, kai aš seku tuos atvejus ir savo užkeliu klausimus, užduotis tuo atžvilgiu. Ar vaikas pasako išeidamas ačiū. Tai Bet kriterijus. tai yra kriterijus, kad jam gerai. Kad jis išgirdo. Kad aš galiu dėl jo būti kažkiek ramus. Tai universalūs principai, kaip po paskaitų, po seminarų, žmonės išeina ir pasako ačiū. Man irgi širdis džiaugiasi. Reiškia, nebereikalai pakruoja, atvažiavo. Arba ne tiek, kiek džiaugiasi širdis, arba tu galvoji, o ką padaryti, ne dėl savęs, kad tau pasakytų ačiū, bet ką padaryti dėl jo, kad jis tau pasakytų ačiū. Tai čia irgi, kaip iš Bhagavad Gitos yra laimės formulė. Sakoma, kad pats trumpiausias posmas Bhagavad Gitoje. Visi 700 posmų yra 4 eiliai ir vienas posmas yra 2 eilis. Na, jam lokos tie jėgėse. Kad laimingas žmogus gali būti tik tai tas, kuris gyvena pasiaukodamas. Tas, kuris atnašauja auką. Nes priešingų atveju, sakoma, nei šiam gyvenime, nei sekančiam, nei šiam pasauliu, nei kitam laimingas nebūsi. Ką tai reiškia? Ką Andrėjus ir sako. Gyvenimas dėl kito. Pareigos, pastangos, santykis. Kitam dėl kito. Tai yra pasiaukojimo principas. Tai tie 2 senukai Čikagoje susikibę. Laimingi. Aš klausiu, kaip jūsų vardas? Sako Vytautas. Sakau, kiek jums metų? 95. Pilnai funkcionalus. Šypsasis. Pats patys atėjo į programą. Viską. Žmona Jūratė. Laimingi. Mylintis iki paskutinių gyvenimo dienų. Ir aš paskui jau paskaitos pabaigoje sakau visiems klausytams, palinkėkim jiems ilgų metų, kad jie nugyventų dar daug. Ir Vytautas sako, o kam? Ir aš, ups. Ir čia išgirdau, kaip Andrėjus sako, kaip čia, nenorėčiau net numirt. Ir jau nieko nenorėčiau net mirties. Jo, ir jau nieko nenorėčiau net mirties. O šitas žmogus net nebijo numirt. Taip? Jis sako, o kam? Aš jau viską gyvenime mačiau. Ir mačiau tiek ir supratau vieną dalyką. Viskas tas pats, nieko naujo. Daugiau matyti nebenoriu. Viskas tas pats. Cikliškai. Savo pamokas gyvenime aš gavau. Nugyventi dar 100 ar su virš metų, vardan rekordo, sportinio azarto nebeturiu. Dėl to žmogus labai nuoširdžiai ir tu matai, kad garbingai nugyvenęs gyvenimą žmogus, jisai patenkintas bet kuo. Ir mirtis jo negąsdina. Ir kaip mes iš šventraščio išskaitome, kad tokie žmonės, jie gauna Dievo palaiminimą kokį, numirti kada nori. Jis pats pasirenka, jis pats jaučia, jis pats žino, kiek dar norėtų gyventi ar kiek nenorėtų gyventi. Ir jis garbingai, tvarkingai palieka šitą kūną, šitą pasaulį. Ir nors jis galbūt ne filosofas, ne kažkoks kunigas, ne minties genijus, bet jis doras, švarus, garbingas žmogus. Ir pati gamta jo pasirūpina. Kuo? Jo negąsdina ateitis arba gyvenimas po mirties, nes jis žino, kad nugyveno garbingai ir Dievulis jam dovanos savo rūpesčių. Kad jis žino, kad jisai nugyvenęs gyvenimą su Dievu, jis Dievui rūpi. Jo likimas Dievo rankose. Jis Dievui rūpi, Dievas pasirūpins. Bijoti reikia tas, kuris meluoja.
meluoja, vagia, dar kažką smurtą naudoja ir taip toliau. Jam yra ko bijoti. Jam yra ko bijoti ligų, likimo smūgių ir taip toliau. Garbingam, dievobaimingam, doram žmogui nėra ko bijoti. Dėl to tas žmogus nugyvenęs 95 metus. Sveikas ir po šiam laikui dar funkcionalus pilnai. Jis nebijo palikti iš šio pasaulio, nes jis žino, kad savo aš patyriau, savo aš padariau, toliau jau viskas dievulio rankose. Ir dėl to dievulis tokiam žmogui duoda, leidžia pasirinkti. Kada nori, tada merk, aš tave pasirūpinsiu bet kuriuo atveju. Vieną kartą pas vieną šventą žmogų atėjo karaliaus sūnus, princas. Ir sako, brangus šventasis, palaimink mane. Ir tas šventas žmogus sako, žinai, prince, dabar tavo gyvenimas, kaip tau, rožėmis klotas, kaip per sviestą. Tau nieko netrūksta, tu visko turi. O Andrėjui, tai marinsite troškuliu? Ne, nieko ne man reikia. O Andrėjui? Ne, nieko, aš turiu čia pasame. Turi? Tai šventasis sako, žinai, prince, tavo gyvenimas dabar rožėmis klotas. Tai geriau kiek gali ir kol gali gyventi. Nes gali nieko nesirūpinti, nei pareigom, nieko tau, viskas kaip sviestu patepta. Bet sako, kiek gali ir kol gali gyventi, nes po mirties nieko gero. Teks sumokėti už viską. Tai vat, kol gali gyventi. Susimąstė princas, padėkojo, nuėjo. Sekantis atėjo pas šventą žmogų, mėsininkas. Ir sako, palaimink šventasis mano gyvenimą, nes mano gyvenimas sudėtingas ir nelengvas. Ir šventasis jam sako, žinai, galvoju, ar galiu tau kuo padėti. Dabar tavo gyvenimas paremtas tuo, kad atneši tiek skausmo kitiems. Tai tavo gyvenimas pragaras. Bet po mirties visi tie, kuriems tu atnešiai skausmo, nužudėjai, sukapojai, jie tavo gyvenimą ir toliau darys pragarą. Tai tau nėra išeities, ar tu gyveni dabar pragarę, tavo darbas toks, ar tu po mirties, tavo gyvenimas bus pragaras. Tai tu nei gyvenk, nei mirk, tau nėra išeities. Žmogelis susėmė už galvos ir išėjo, nežino nei ką galvoti. Kitas atėjo pas šventą žmogų, jogas. Jogas. Tas, kuris nevalgo, nemiega. Valgo ir miega, bet riboja save, disciplinuoja save. Asketas. Ir sako, ar palaiminsi mane, brangus sadų, šventą žmogau? Sako, žinoma, žinai, ko palaiminsiu? Mirk kuo greičiau. Sako, tu jau savo gyvenime užsidirbai savo sekančią gyvenimo rojų. Nebereik tau vargt. Viskas, baigta. Tu jau užsidirbai. Tu tiek pasistengiai, tu tiek visiems gero padarėjai, tu tiek save pribojai, kad jau tau rojus garantuotas. Mirk, nelauk, nieko nesivargink. Padėkojo jogas, nuėjo. Ir toliau atėjo Dievo baimingas žmogus, pamaldus žmogus, atsidavęs viešpačiai žmogus, tarnaujantis viešpačiai žmogus, Dievo tarnas. Ir sako, šventas žmogau, ar palaiminsi mane? Laimink mane. Tai tas šventas žmogus sako, žinai, kad tavo atėjimas čia man palaiminimas. Sako, tavo gyvenimas jau dabar su Dievu, tu gyveni kaip rojui. Ir po mirties tavo gyvenimas bus su Dievu.
Dėl to tau jokio skirtumo. Nori gyvenk, nori mirt, tau jokio skirtumo. Tau mirtis ne gyvenimo pabaiga. Tau mirtis ne kliūtis. Tau mirtis tavęs negazdina. Nori gyvenk, nori mirt. Tu gyveni Dievo sąmonėje ir tavo gyvenimas palaimingas. Dėl to. Ar kas nors jūsų matėt šitą knygutę? Nuostabi knyga. Tai nuostabi knyga apie, biografinė knyga apie tokį šventą žmogų, kuris nugyveno savo gyvenimą ir dar tebe gyvena, neeidamas į kompromisą su dieviškom vertybėm, kuris nuo jaunystės pašventė savo gyvenimą tarnystę Dievui ir be kompromisų tai tęsė iki šių dienų. Nesenai, čia irgi susišaukiant su tema, kurią Andrėjus padainavo, nesenai jisai skaitė Pasaulinio banko centrinėje būstinėje HSBC, man atrodo, bankas yra pasaulinis vienas. Jis ar pats didžiausias, ar vienas didžiausių bankų pasaulyje. Ir 500 žymiausių pasaulio bankininkų iš viso pasaulio atvažiavo jo paskaitą Anglijoje, man atrodo, būstinėje. Į jo paskaitą atvažiavo pasiklausyti iš Singapūro, iš viso pasaulio 500 bankininkų. Paklausyti jo paskaitą apie tikrasias vertybės. Kas iš tikrųjų yra tikrosios vertybės? Bankininkams. Tiems, kurie sutinka klausyti švento žmogaus. Ir jis pradėjo, žinot, kaip paskaitą. Sako, žinot, aš nuo 1969 metų neturiu banko sąskaitos. Nesinaudoju banko paslaugą. Jisai pasaulio pilietis. Jo pasekėjai, jo mokiniai juo rūpinasi, organizuoja jam seminarus, paskaitas, apmoka jo bilietus ir jisai tik tai rūpinasi savo dvasinę kvalifikaciją arba atsidavimu Dievui, meilę Dievui. Ir jisai sako, labai turiu jūsų atsiprašyti, kaip bankininkų. Aš jau keliasdešimt metų neturiu banko sąskaitos ir nesinaudoju. Dėl to nežinau, ką aš jums galiu pasakyti. Bet sako, pasakysiu aš jums vieną dalyką. Sako, vieną dalyką aš jums pasakysiu. Kad koks žmogus yra turtingas. Ir jis sako, kad aš jums pradžią angliškai pacituosiu, kaip jis išsireiškia. You can understand how rich you are by counting how many things you have that money cannot buy. Gali suprasti, kiek esi turtingas iš to, tik tai suskaičiavęs dalykus savo gyvenime. Kiek tu jų turi? Tų, kurių negali nupirkti už pinigus. Vat tiek tu esi turtingas. Kiek tu myli ir kiek tave myli. Taip? Ir jis kalba apie tokius dalykus kaip laimė, džiaugsmas. Žmogus turi būti labai lėkštas ir neišsivystęs, jeigu jis galvoja, kad už pinigus galima džiaugsmą ir laimę nusipirkti. Tai melagis. Nes realybėje už pinigus tu negali džiaugsmą ir laimės nusipirkti. Turi garbingai tai pripažinti. Šeimos, darni šeima. Už pinigus tu jos nesulipdysi. Santykiai, meilė. Šitos amžinos vertybės jos neperkamos ir neparduodamos. Tai vat sako, kiek tu esi turtingas, suskaičiuok dalykus, kurių negali savo gyvenime už pinigus nupirkti. Kiek brangių dalykų tu turi savo gyvenime, kurių tu už pinigus nenupirksi. Ir vat jis paskaitė, internete galim rasti tą paskaitą, aš nežinau, ar 2 valandas išnekėjo. Taip? Pasakodamas, kokios yra tikrosios vertybės, kas yra vertybių krizė.
ir mes jau minėjome ne kartą, kad šiais laikais, kame išreiškiama vertybių krizė, kad žmonės myli daiktus, o kitais žmonėmis naudojasi. Tuo tarpu, kai reikėtų naudotis daiktais, o mylėti žmonės. Bet žmonės tiek pardavė savo pasirinkimo laisvę, leido ją atimti daiktams, kurie priverčia žmogų patikėti, kad tas daiktas man toks mielas, o mano artimieji tokie nuobodus ir įkyrus ir atgrasus ar dar kažkokie, nežinau kokie. Tai yra pavojaus signalas, tai yra turėtų būti vidinis SOS signalas pavojaus. Jeigu tokios mintis mus aplanko, jeigu tokias mintis mes pagaunam. Dar blogiau, jeigu mes jų nepagaunam, bet jos yra. Dėl to atsakingas žmogus turėtų duoti ataskaitą dievuliui savo ataskaitą. Kiek aš myliu savo artimiausius, kiek aš myliu savo tautą, kiek aš myliu šitą žemę, motiną, planetą, kuri tiekia man gyvenime viską. Vienas šventas žmogus vaikščiodamas pajūriu šnekėjo su kitu. Tiksliau, šitas autorius, Bhagavad-gitos komentaro autorius Šrila Prabhupada, vaikščiodamas pajūriu, kalbėjosi su kitu bendratautiečiu, verslininku. Ir jis jo paklausė, kuo tu užsiemi? Jisai sako, tas verslininkas sako, aš užsiemu stiklo gamybą. Ir Šrila Prabhupada klausė, tai iš ko tu jį gamini? Sako, iš smėlio. Vat, pajūry aš kasam smėlį ir gaminam stiklą. Tai tas šventas žmogus Šrila Prabhupada sako, tai tu vagis? Sako, kaip tai? Taigi sako, Dievas pagamino smėlį, tu imi Dievo turtą ir darai savo pelną. Tas žmogus sako, ne, aš dalį savo pelno aukoju Dievo namams, šventykloms, bažnyčioms. Tai tas žmogus sako, nu tai tada tu esi mažas vagis. Dalį tu sutinki su Dievuliu pasidalinti truputėlį, bet vis tiek didesnę dalį tu pasiemi savo. Dėl to Dievulis duoda mums ir tokią pasirinkimo teisę, leidžia ir vogti iš jo. Bet mokina mus teisybės dėstė, kad vis tiek būsi nubaustas. Kuo? Ramiai tu negalėsi gyventi. Kaip sakoma, kepurė dega ant vagies. Taip, vagių ant galvos ir kepurė dega. Jisai neramus, jisai negali ramiai miegoti, nes neleidžia jam sąžinė. Dėl to tik to sąžinė žmogaus rami, kuris sugeba savo gyvenimą, savo egzistenciją sudvasinti. Taip. Man kažkodėl pasirodė, kad aš irgi mėgstu tą daryti, nemėgstu prisistatinėti. Nu kaip nemėgstu, nesu linkęs ten kažką apie save per daug pasakoti, kol manęs neklausia. Bet kartais būna taip, kad taip ir nepasakai, kas esi toks, o žmonės galvotų, matai. Kas jis toks? Net neprisistatė. Labai atsiprašau. Tai ar neišprovokavo ar reikia to, aš norėčiau šiaip ir pasinaudoti to. Jeigu iš Aurelijos kalbos šiek tiek supratote, aš esu dirbu meno mokyklų mokytoju, mokau vaikus muzikuoti. O muzika, kurią aš jums atlieku, tai yra, dalis muzikos yra mano sukurta, jeigu galima taip sakyti, mano parašyta, užrašyta. Ir labai gaila, kad šiandien per skubėjimą iš lėkimo po darbo aš nesinešiau pernai išleidau vasarą savo autorinių dainų albumą. Ir aš turbūt norėjau labai išsivežti, bet kažkaip, kai skubi, gaila jo, tai galbūt kitą kartą
jeigu bus noro paklausyti. Va, tai šiek tiek pasakiau, kad kai kurią muziką, kurią jūs šiandien girdėjote, kuri jums turbūt negirdėta buvo visai, tai yra mano, o kai kuri tai tikrai yra žinoma ir yra jau populiariai žinoma muzika. Va, o dabar galbūt apie meilę. Kodėl galbūt? Nes mes Apie ją ir tik apie ją. Apie ją kalbėjom. O šita daina vadinasi mano meilės istorija. Tai yra tikrai mano meilės istorija. Išpažintis. Nu va, ir prisistatysim. Kažkada galėjau rašiau apie meilę, tik kam ir kieno, nes išties nemylėjau ir karto, tačiau negalėjau gyventi be to. Be ko negalėjau, be meilės, sakei nemylėjai, be žodžių, kuriuos įrašei. Jei žodžiai tavėjai, te buvo apgaulė, jo meilė ir tik pramanei. Ne, meilė buvo jai tikrai, jai ir dabar. Gaila, kad klaidą didžiulę, aš žmogų mylėjau ne tą. Ir kad taip nemokė niekas manęs, nes meilė vadina ne veiksmą, kai žiūri tik tai savęs. Mylėjau, tik nemokė niekas manęs, nes meilė vadina ne veiksmą, kai žiūri tik tai savęs. Mylėjau, tik nemokėjau, nes meilė vadina ne veiksmą, kai žiūri. Dabar aš vėl rašau apie meilę, kitokia nei buvo tada. Rašau apie dievišką gailę, kokios trūko man visada. Jį myli šilai šviečia, ir saulė padangė žydroja. Jį gina kiekvieną ir kviečia sugrįžti, nebelikti dykumoj, kuri tūkstančiais metų. Iš troškulio mirštame mes, vis gimstam ir krentam be kvapo, negana važiavę vandens lėčia. Ir kad taip ieško meilės, net jas slepia sunai. Ir laukia ir kviečia pasaulį, kur liks jau su ją amžinai. Amžinai nečiai, kad taip ieško meilės, net jas slepia sunai. Ir laukia ir kviečia pasaulį, kur liks jau su ją amžinai. Taip ten su tą meilę. Tai viską pasakiau. Na, galima apie meilę viską pasakyti. Man atrodo, visą gyvenimą galima šnekėti apie meilę, išnekėti ir kitą gyvenimą šnekėti. Žiūrėsim. Pažiūrėsim, kai dugną dėsim. Taip, iš tikrųjų epogėjus ir viršūnė dvasingumo, taip, yra meilė Dievui. Ir aplamai tai, ką mes vadinam šiam pasaulyje meilė, viso labo yra šešėlis. Šešėlis tikros dvasinės meilės Dievui. Nes jis yra Dievas tėvas, jis yra kūrėjas, jis yra mylintysis labiausiai. Tik tai mes arba pripažįstam, arba sutinkam, nes kaip ir šeimoje. Jeigu vaikai yra paklusnus ir klauso tėvų, juos be abejo mes labiau mylim. Taip? Jie iššaukia mūsų meilę. Taip? Taip ir būna esant paklusniu Dievo kūrinijai,
Dievo įstatymams, Dievo valiai, Dievo norams, mes iššaukiame jo rūpestį, jo didesnę meilę. Taip ir Bhagavad Gitoje jis pats sako, patrampušpam palamtoje. Jisai sako, paaukok man gėlytę vaisių, vandens. Praktiškai tai, kas pasiekiama ir visam pasaulyje galima rasti. Nes be vandens tada iš vis nebėra pasaulio arba nebegalėtumėm gyventi. Dėl to vandens visada turi. Gėlytę vaisių kažkas auga, visada gali. Dievas sako, jeigu tu tai, kas tau nieko daug nekainuoja ir tai, kas tau po ranka, tuos švarius produktus, švarius dalykus man paukosi su meilė ir atsidavimu. Su meilė. Tokiu būdu išreikšdamas savo lojalumą man, aš tai priimsiu. Tokią auką aš priimsiu. Tai atrodytų labai paprasta, labai nesunku, bet reikia įdėti širdį. Bet kur, ar šeimoje, ar darbe, visada įvertins aplinkiniai, jeigu jūs pareigą atliksite su iš širdies. Netgi ir Bhagavad Gitoje Arjuna, lietuviškas variantas būtų Arūnas, atsisako vykdyti pareigą. Ir jis duoda eilę labai pagristų argumentų. Jisai teisinasi, sakydamas, kodėl jis nenori, kodėl jis nevykdė savo pareigos ir atrodytų jo argumentai nepaneigiami. Jisai sako, kad žmonių griaunančių šeimos tradicijas ir tuos skatinančių nepageidaujamų palikuonių gausėjimą piktadarybės žlugdo visus visuomenės planus ir darbus skirtus šeimos geroviai. Žlugus dinastijai sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę. Kai giminėje viešpatauja bedievystė, moteris užsiteršia. Sunykus moterystei pasaulyje išvysta nepageidaujami palikuonys. Tie nepageidaujami palikuonys sukuria visuomenėje nepakenčiamas egzistencijos sąlygas ir tokiu būdu sunyksta visi visuomeniniai skirti šeimos geroviai projektai. Kokie? Kad ir šita šventė. Šitos šventės yra visuomeninė socialinė šventė, šeimos šventė. Šeima yra visuomenės ląstelė. Ką reiškia užsiteršia motinystė? Kai nėra vyrų, kurie rūpinasi moteriu. Kai nėra vyrų, kurie duoda prieglobstį šeimai. Kai nėra vyrų, kurie atlieka savo pareigą. Dėl to Arjuna sako, aš nežudysiu vyrų kare. Bet Krišna jam sako, šneki protingų žodžius, bet elgiasi kaip kvailys. Kodėl? Tavo pareiga kaip kario ginti Dievo valią. Ginti Dievo įstatymą. Nuo bedievių, nuo ateistų. Nuo tų, kurie savo gyvenimą pašventę žmonijos sunaikinimui. Taip, 16 skyriui Bhagavad Gitos yra prašyta nusistatymas arba įsitikinimai ateistinio bedievio, kuris gauna džiaugsmą iš to matydamas, kaip kitas žmogus kenčia. Dėl to mane širpina ir kraupina tokie tautiniai kartais nusistatymai, kai kaimynas džiaugiasi, kai kenčia jo kaimynas. Kaip tam anekdote. Kai žmogus rado vazą su Aladinu. Ir sako, Aladinas jam sako, aš išpildysiu tavo bet kokį troškimą. Ir žmogus apsidžiaugia.
pagaliau mano gyvenimui, mano kančioms gyvenime atėjo galas. Bet Aladinas jam sako, išpildysiu tik vieną tavo troškimą. Ir žmogus galvoja, ką čia dabar man sugalvoti. Ir Aladinas sako, yra viena sąlyga, išpildysiu vieną troškimą, bet ko tu be paprašytum, pas tavo kaimyną bus 2 kartus daugiau. Viskas. Jis galvojo 1, galvojo 2, galvojo 3 ir ką jisai sugalvojo. Labai negražiai sugalvojo. Sako, Aladinai, išdurk man vieną akį. Kad tik tai tam būtų dar blogiau. Tai va, kaip tam anekdote. Žmogus sako, Aladin, сделай так, чтобы меня все было. Ir Aladinas sako, у тебя все было. Va, tai kitaip sakant, vis tiek mes apsikvailinam, kokie gudrus mes bebūtumėm, vis tiek mes liekame kvailio vietoje. Ir nieko tu su tuo nepadarysi. Tai dėl to, tokios šventės skirtos būtent sukurti visuomenėje džiaugsmo, laimės atmosferą. Ir įdomu tai, kad mes galime perskaityti irgi šventraščiuose, kad Perkūno planetoje, taip, vediniai tradicijoje jis vadinamas Indra, tas, kuris laido žaibus ir atsakingas už lietų. Dievų karalius, Indra, Perkūnas. Rašoma, kad pas jį, jo planetoje, kiekvieną dieną šventė. Visus metus, kasdien. Ir jeigu, aš nežinau, Mažeikiuose vasarą būna kažkokie, tai koncertai, gatvių scenos, būna, jo, kažkokios šventės. Miesto diena, jo, būna. Tai vat yra rojuje, sakoma, tokios šventės apskritus metus, ištisai. Bet žmonės nusipelno to, jie dorybingesni. Dėl to, tikrai rekomenduočiau jums. Parsineškit namo, padovanokit šitą knygą savo artimiausiams, nes tai yra kelionės pas Dievą aprašymas. Vidinė kelionė žmogaus pas Dievą ir išorinė kelionė. Kaip jaunuolis nuo Amerikos nukeliavo iki Indijos šventos žemės, ieškodamas Dievo. Labai įdomi, intriguojanti knyga. Ir išduosiu jums viešą paslaptį. Šito autoriaus Radhanath Swami laukiame Lietuvoje. Pavasarį. Vasarą, aš nežinau, ar pavasarį, gal vasarą, jis atvažiuos pristatyti šitą savo knygą. Maža to, 3 puslapyje parašyta, kad mano senelio šeima, apie kurią nebuvome girdėję nuo pat 1941 metų, kai naciai užėmė Lietuvą, mūsų protėvių šalį. Taip. Poroje vietų yra paminėta Lietuva. Nors jis pats gimęs Amerikoje, jisai žydų kilmės, bet jo protėviai iš Lietuvos ir Lietuva paminėta čia poroje vietų. Ir labai simboliška bus, jeigu jam pavyks intensyvaus grafiko kontekste kažkaip tai aplankyti Lietuvą ir pristatyti šitą knygą, aš nežinau, kur ten mes sugebėsim organizuoti Seime, dar kažkur aukštam lygyje, kad, nes šitą knygą dabar aš jau nebeatsimenu, keliomis kalbomis yra išversta pasaulyje, bet tiražai jau 100-tūkstantiniai. Nes tokių žmonių pasaulyje vis mažiau ir mažiau.
Nesenai mes palaidojame, mirė kokia didė asmenybė. Tik ką nesenai. Nelsonas Mandela. Taip? Nelsonas Mandela. Labai didė asmenybė pasaulyje, kuri, galim sakyti, padėjo išsilaisvinti savo tautai iš praktiškai vergystės, apartheido režimo Pietų Afrikos Respublikoje. Taip? Žmogus, kuris už tai atkentėjo virš 20 metų kalėjime sėdėdamas. Ir žinot ką? Šitas žmogus mintinai žinojo Bhagavad Gitą. Taip? Ne indusas. Taip? Bet kalėjime sėdėdamas, jie buvo verčiami sunkių, bukinančius darbus atlikti. Ir jo bendrininkas, su kuriuo jis buvo indų juristas. Ir jam jo draugas sako, žinai, kad mums nenuvažiuotų stogai. Kasdien mokinkimės Bhagavad Gitos posmus. Ir kai 1994 metais jis jau buvo šalies prezidentas Nelsonas Mandela, jau išėjęs iš kalėjimo paleistas. Jis atėjo Pietų Afrikos Respublikoje Durbano mieste oficialiai į atidarymą naujos šventyklos, Temple of Understanding. Simboliškai kaip tik ta šventykla buvo pavadinta tarpusavio supratimo šventykla. Ir citavo Bhagavad Gitos posmus iš atminties. Kitaip sakant, net kalėjime savo gyvenimą jis susiejo su Dievu. Net kalėjime. Su Dievu ir su Dievo žodžiu, kuris įvardyjamas kaip Mahatma Gandžio žodžiai šnekant. Kai mane apninka abejonės ir kai persekioja nusivylimai. Ir kai nematau jokios vilties prošvaistės horizonte. Atsiverčiu aš Bhagavad Gitą. Pasirenku aš posmą, kuris atneša man nusiraminimą. Iš karto aš imu šypsotis, užmirštu apie mane kankinusi sielvartą. Nes tas žmogus, kuris tyrinėja Gitą, kuris gyvena su Gita, nuolat semėsi džiaugsmo ir kas kartą atranda joje naują prasmę. Taip. Kartais tankiai, kartais rečiau. Mus apninka abejonės, mus apima liūdesys, sielvartas. Baigėsi, džiugu, kai ateina kalėdos. Baigėsi kalėdos. Praeina nauji metai. Sausio mėnuo. Ir piniginė tuščia. Ir širdis tuščia. Taip. Tada atsiverti Bhagavad Gitą ir vėl užpildai savo gyvenimą prasme. Tai va, dvi asmenybės. Nelsonas Mandela, Radhanathas Rani. Asmenybės, kurios gyvi pavyzdžiai to, kuri rodo, kad realu gyventi su Dievu, realu gyventi Dievo sąmonėje. Ir dabartiniam pasauliu, ir šiais laikais, ir šioje santvarkoje, ir nepriklausomai kokioje pasaulio šalyje bebūtų. Dėl to šitom gražiom mintim ir šitais gražiais pavyzdžiais aš norėčiau po truputį užbaigti mūsų šiandieninį prieš kalėdinį susitikimą. Tikėkite Kalėdų seniu. Tikėkite, kad jis Dievo tarnas. Tikėkite, kad jis Dievo valios išreiškėjas ir troškimų pildytojas. Nebijokite turėti troškimų. Nebijokite jų išreikšti Dievuliui. Jisai su malonumu juos patenkina. Nes jisai visada džiaugiasi paklusniais vaikais. Kaip ir mes džiaugiamės savo paklusniais vaikais.
Jis mus auklėja ir jeigu mes pasiduodam auklėjimu, mes patenkam į kategoriją paklusnių. Paklusnus vaikai iššaukia papildomą meilę, kaip ir mūsų vaikai. Dėl to investuokite į savo vaikus, bet neužmirškite savo širdies. Neužmirškite prisipažinti meilėje viešpačiui. Ir artėja šventės, kai tokia proga pati palankiausia, jo gimtadienis. Taip, tai yra jo gimtadienis. Ir kaip niekada per gimtadienį ir verta prisipažinti meilėje. Ne tik tai paverkti, ne tik tai pasiskūsti, o galbūt ir aplamai ir nesiskūsti ir neverkti. Nes rasti savo širdyje daugiau pagrindo pasidalinti grožiu ir džiaugsmu ir meilę, negu kad, oi, kaip blogai. Neturiu ko valgyti, neturiu ką gerti, neturiu kur miegoti. Taip? Ne. Turiu ir ką gerti, turiu ir ką valgyti, turiu ir kur miegoti, turiu ir šeimą. Platesnėje arba asmeninė. Turiu. Negyvenu Saharoje vienas. Ne? Dėl to skųstis tikrai nėra kuo. Išmokime džiaugtis. Išmokime dalintis džiaugsmu savo mažais džiaugsmukais su Dievu. Išmokime dalintis džiaugsmu su aplinkiniais. Ir pamatysite. Šitas džiaugsmo ir laimės ir meilės virusas pasklis. Ir kai gripas pasibels į jūsų duris, meilė atidarys duris ir sakys, atsiprašau, čia nėra laisvos vietos. Tau vietos čia nėra, buvo. Taip? Jeigu mes savo gyvenimo neužpildome meilę, tai jį užpildo virusai. Pavydo, pykčio, neapykantos, skundo, nepasitenkinimo, ligų. Taip. Užpildykit savo gyvenimą meilę, rūpesčių, dėmesių, pasiaukojimu, rūpesčių. Ir nebus vietos visiems neigiamiams dalykams. Kai saulė pateka, ar yra vietos tamsai? Kad nėra. Net ir šešėlis netoks baisus. Dėl to leiskite patekėti savo širdį meilės Dievui saulei. Ir nebus ten tamsos, nebus ten kančios, nebus vietos tam. Nepalikite savo gyvenime nei vieno užkampio širdyje ar namie, kur galėtų savivaliauti tamsa ir neapykanta. Pyktis ir gobšumas. Nepalikite. Gerai? Sutariam. Tikiu jumis. Ir manau, Andrėjus prie manęs prisijungė. Apie tai jis ir sudainuos. Per giliai užkabinau? Ne, viskas. Aš manau. Jau taip lengvai nenustebins. Aš tai galvoju, kad kažką dainuoti ar kalbėti galbūt nereikia, ką nors pagrosiu. Puiku. Pabūkime su savim.
labai, gerų jums švenčių, parneškite į namus Kalėdų senio nuotaiką, žinokite, kas už jo slepiasi, turime už jo baltos barzdos, šilta širdis. Dėl to, nors jis senas, bet ne šaltas. Nors jis iš šaltų kraštų, bet širdis jo karšta. Jo raudonas rūbas ir išduoda jo karštą širdį. O jeigu karšta širdis, tai koks jis senas? Sutarėm? Ačiū labai.